Už tokį ilgą intro, bet ką norėjau pasakyti, jog svarbiausia yra mums, kurie nesupranta, kurie pripratę prie senojo pasaulio, prie vertybių, prie tradicijų, prie viso to, neužgožti tų mažiukų feniksų kitatoniškumų. Jog mes turim suprasti, jog ne jie turi pasikeisti, ne mes juos turim pakeisti, o jie turi integruoti mūsų naują pasaulį. Taigi mes turim pasikeisti ir dėkui tų feniksiukų, mes turim juos klausyti, mes turim suprasti kažkaip bent jau truputėlį, arba bent jau jų nepykti ant jų, jog jie kažkaip kitaip žiūri į pasaulį ar kitaip elgiasi, ar žiūrėti į tai kaip į naują etapą, kurį mes irgi turim, įdomų etapą, kurį mes irgi turim pergyventi. Ir dėkui Lėjos, tau ir Edgarui tikrai bus lengviau įsilieti į tą naująjį laifą. Gerai, dabar porą žodžių apie Lėjos profilį, jis yra 2-4, tai pirmą truputėlį apie 2. Tai yra tikrai labai charizmatiški žmonės. Pavel pas mane yra 2-4 ir aš jau žinau labai artimai. Tai dveji tai yra žmonės, kurie mėgsta pabūti vieni. Jie labai yra tarkim tokie ne vienišiai, nesakau jokie vienišiai yra, jie mėgsta tiesiog pabūti vieni kambarį, pailsėti nuo kitų. Bet tai nereiškia, jog jie nemėgsta būti socialūs, tikrai ne. Tačiau žmonės juos vargina. Ir tam yra priežastis, nes šitie žmonės dvejetai, jie jau atėjo su labai dideliu talentu. Tokiu talentu, kurio visi kiti greičiausiai galėtų pasiekti tik tai, tarkim, ten gyvenimo pabaigoje. Arba jeigu čia būtų vienetukas, tarkim, jie turėtų metais ir metais mokytis kažko, kad pasiekti tokio pat ten levelio, kaip tarkim 2-4. Tai dvejetukai jau ateina su žinių bagažu ir kas liečia juos, jie turi šėrinti, jie turi su kitais žmonėmis džiaugtis to savo talentu. Bet taigi čia svarbiausia jiems neužsidaryti kambarį ir tiesiog, būti savo patys faini, o kaip tik išeiti į lauką ir rėkti apie tai, jog jie kažką moka ir žino ir jie patapo. Pavyzdžiui, Paulius atžvilgiu, tai jisai yra tiesiog puikiausias inžinierius ir visada turėjo tai savo rankose. Jisai sakė, jog nuo pat vaikystės mokėdavo ten koduoti ir daryti dalykus, ir kurių jo niekas nemokė. Jisai tiesiog atidarydavo YouTube ir pats pagal save galėdavo padaryti tokius dalykus, ten nežinau, kokį mikserį išardyti ir vėl jį sudėti. Jo nieks nemokė. Ir žodžiu, labai dažnai mes į dvejetus žiūrim kaip, lunatikas, what the fuck, kaip tau taip išėjo, kur tu čytini? O jiems tiesiog duota. Taigi čia yra vienas toks dalykas, jog jie turėtų nepamiršti, jog talentas yra talentu, tačiau jeigu jo neplėsti, nemokytis ir tiesiog palikti, tas talentas taip ir liks tiesiog pats savo geras, bet nieko gero į šitą pasaulį neatneš. Taigi aš žinau daug dvejetukų, kurie yra puikūs oratoriai ir jie yra tikrai tinginiai ir jie niekada nesimokė gerai, tačiau tas jų talentas tikrai nepaliko juos vienus ir jie patapdavo gerais marketologais ir patapdavo gerais, pavyzdžiui, salesmens, pavyzdžiui, parduodavo puikiai savo kažkokį verslą, atidarbį, kai tik nustodavo tingėti, surasdavo tam savo talentui reiklumą ir tada tikrai viskas pasirodavo. Taigi, kaip tėvams reikėtų nepamiršti to vaiko, plėsti jį, mokyti, kažkokius būrelius kišti, nors jam ir nelabai gal norisi. Jie sako, mama, kam aš pati gražiai piešu, kam man dabar eiti kiekvieną dieną į tą muzikalką ar į tą dailuchą, kam man to reikia? Reikia, nes ne tik
tas talentas svarbus, bet irgi ir išmokti rutinos, kažkokio turėti sąžinės atsakingumo, ne, o tokių dalykų tokiems vaikams reikėtų tikrai padėti. Dabar truputėlį apie ketvertą, nes mes jau šnekėjom, jog dvejetukas mėgsta būti alone, lonely ranger, tai ketvertas yra visiška to priešingybė. Tai nėra nieko blogo, mumise yra ir balta, ir juoda, ir žalia, ir raudona, ne, mes esam skirtingi, skirtingais laikais. Taigi kartais, vat, 2 ir 4 tas profilis, jisai lygtai nori tų žmonių, nori pabūti su žmonėm, bet jis irgi nori ir pailsėti nuo jų. Taigi ketvertas yra labiausiai charizmatiški ir labiausiai draugiškiausi žmonės šiam pasaulyje. Tu turi ketvertą, Joana yra tikras ketverto įsikūnymas, nes pas jūs tik truputėlį yra, charakteristikos keičiasi pas tave, Evelina, ir pas Joaną. Taigi pas Joaną labiau išryškintas jis yra, pas tave labiau yra, tu pirmą analizuoji žmogų, tada jau pilnai atsiduodi tam žmogui ir pilnai draugauji. Tai yra tiesiog žmonių tokia saulytė, kompanijos siela. Yra tikra tas ketvertas žinos visus kaimo vaikus ir žinos tų vaikų draugus ir jų šeimas ir pagal juos draugaus. Tai yra patys veikliausi, sociališkiausi žmonės pasaulyje. Taigi, kaip gali būti Lėjos atžvilgiu, nes jinai yra ir 2, ir 4, tai gali būti žmonės, kurie, pavyzdžiui, penktadienį išsilieja pilnai klube, ten jie zažigajot, visus džiugina, su visais bendrauja, ir jau šeštadienį jie nepakels ragelio į after party, nes jiems buvo gana. Jie išliejo tą visą savo energiją, prisibendravo tiek, jog dabar visą savaitę nieko jiems nereikės. Arba, tarkim, čia yra tie žmonės, su kuriais tu gali nebendrauti metais, jie išvažiuoja į užsienį, ne, o tada susitinki ir vėl tarsi vakar tiesiog susimatytumėte, ne? Ta draugystė išsiplėskė, ne, tu gali pabendrauti, išsišnekėti, tarsi visada draugai. Ir vėl, žinok, 3 mėnesius nesimatysite, ne, ir nieko. Tai va, čia yra tikrai didelis talentas, labai gražus profilis, labai yra charizmatiškas, labai yra jautrus žmonėm, jie moka įsigilinti į save, ne, bet jie irgi moka ir tuo pasidalinti su kitais. Taigi tikrai puikiai Lėja.